Blogai tinklapį galima sukurti su PrestaShop, Joomla, Shopify, WordPress. Gerai galima sukurti tik su WordPress turinio valdymo sistema. Kas yra gerai, kas yra geras WordPress'as ir geras kūrimo metodas, apie tai bus šis video. Kalbėsiu apie custom temos kūrimą, kiek tai gali kainuoti ir ką reikėtų žinoti verslininkui prieš užsakant tinklapį, būtent apie tai bus šis video. Jeigu jūs planuojat kurti tinklapį, su WordPress'u, labai rekomenduoju perskaityti visą gidą, kurį mes turime čia, bus nuoroda aprašyme. WordPress svetainė kūrimas, nuo ko pradėti ir kiek tai kainuoja. Čia kalbu paprastą kalbą, suprantama visiems, ne programuotojams, o verslininkams, ką reikėtų žinoti prieš užsakant tinklapį, ir taip pat yra playlistas YouTube, kur bus daugiau video. Bet grįžkime prie custom temos kūrimo ir kodėl aš rekomenduoju būtent šį metodą. Daug metų dirbu su tinklapio kūrimo ir optimizavimu ir nuolat matau, pavadinkim taip, tragiškus tinklapius, kur klientai ateina ir kaip SEO specialistas tu matai, kad realiai tikrai blogai sukurta ir reikia arba daug ką perdaryti, bet tu turi pasakyti tiesą klientui. Kad to neatsitiktų, jeigu jūs planuojat kažkokį rimtą projektą, kur bus daug integracijų, sandėlio integracijos, API, buhalterijos integracijos, labai rekomenduoju kurti iš karto ant custom temos ir be to taip pat dar paminėsiu laikytis solid principų, kas tai yra. Gerai, pereikim prie video esmės. Kas yra WordPress custom temos kūrimas? Visą tekstą neskaitysiu, aš tik tai noriu pažymėti, kas tai yra. Tai yra svetainės kūrimo būdas, kai visas funkcijos yra, arba kai visas tinklapis yra programuojamas nuo nulio pagal verslo poreikius ir nenaudojant paraštų šablonų, page builderių arba konstruktorių, arba nenaudojant nereikalingų įskiepių. Kas yra tos mokamos temos, kas yra konstruktoriai, galima perskaityti štai čia, nuorodas yra, kam įdomu, rekomenduoju peržiūrėti. Gerai. Kodėl custom tema ir kokiais atvejais reikėtų kurti su custom tema ir kada galima laikytis paprasto WordPress šablono. Jeigu jūsų projektas gyvos metus, arba jūs nežinot, aš po metų nežinau, darysiu verslą, nedarysiu, tikrai galima kurti su paprastais šablonais, bet jeigu jūs planuojat konkuruoti kažkur, kur yra didelė konkurencija, kur reikalingi SEO rezultatai, kur bus daug integracijų, rekomenduoju eiti tik per custom temos kūrimą, nes tai yra vienintelis būdas, kuris užtikrins, kad jums nereikės perdarinėti viso tinklapio. Bet custom temos kūrimas negarantuoja, pavadinkim, sėkmės negarantuoja, turi būti programavimo metu, programuotojai turi programuoti ir laikytis solid principų. Kas tai yra? Tai yra visiškai absoliuti bazė, kur turi žinoti visi programuotojai, bet dėja ne visi programuotojai žino arba laikosi šitų principų. Galima sakyti, kad tie programuotojai, kurie dirba daug metų, kurie patys koduoja, nelipdo iš įskiepių ir konstruktorių, turiu vieną atvejį, kur yra WordPress'as sulipdytas iš 80 įskiepių. Kad tai nebūtų jūsų projektas, rekomenduoju pasinaudoti to sąrašo, kur minėjau anksčiau, kad nusiųskit programuotojams klausimus ir sužinosit, ar jie laikosi solid principų. Jums tik tai tiek reikia žinoti, laikosi ar ne. Jeigu laikosi, puiku, galima judėti su projekto vertinimu toliau, arba rekomenduoju judėti toliau. Jeigu jūs planuojat, kad tas verslas negyvo, arba abejojat, nežinot, nesu tikras, ką darysiu po metų, tikrai neverta investuoti, nes custom tema kainuoja nemažai, galima eiti dirbti, sukurti tinklapį su konstruktoriais ir apie tai būtent ir čia galima sužinoti mokamos temos, puslapiai, konstruktoriai, kaip yra sulipdomi greitai, gražiai galima pasakyti, bet šitame kontekste mes dabar nekalbam apie tinklapį grožį, mes kalbam tik tai apie kodą. Dizainas gali būti bet koks, kurį klientas pasirinka. Kodą dažniausiai klientas negali vertinti. Tai vienas iš svarbiausių principų turi būti tam, kad turėti gerą WordPress'ą, tas, kuris tarnaus daug metų, nebus problemų po atnaujinimo, kur bus galima konkuruoti dėl gerų pozicijų SEO paieškoje,
Tai turi būti WordPress'as ir Solid principai. Gerai. Judam toliau. Kaip turi būti kuriamas tinklapis su custom tema? Net jeigu jūs kuriat WordPress'ą be custom temos, net jeigu kuriat be WordPress'o, nesvarbu, su Shopify, vis tiek rekomenduoju laikytis šio principo, bet mes dabar kalbėsim tik apie WordPress'ą ir custom temą. Baziniai žingsniai, absoliučiai. Čia pasakoju, kokia turi būti eiga. Turi būti projekto arba poreikio analizė, kai yra pradedamas darbas, čia išanalizuojamas visas tinklapis, poreikis, kliento verslas. Tada iš tos analizės turi būti sukurta struktūra. Antras punktas, kur SEO specialistas turi sukurti struktūrą, o marketingo specialistas turi pateikti rekomendacijas, kaip geriau, ką dar įdėti, kad geriau konvertuotų tinklapis, kai jis jau bus paleistas. Tada rekomendacijas atiduodamas dizainerius, kuris sukuria prototipą ir po patvirtinimo sukuria galutinį dizainą. Tik tada programuotojai pereina prie programavimo. Kai tinklapis jau yra, tada 5 žingsnis yra integracijos su įskiepiais ir WooCommerce. Jeigu WooCommerce'as yra reikalingas, tada yra optimizuojamas greitis, tikrinamas stabilumas, testavimas prieš paleidimą 7 žingsnis ir palaikymas atnaujinimai, jeigu komanda lieka toliau palaikyti projektą ir naujinti pagal poreikį, jeigu reikės. Klausimai. Ar custom tema suderinama su įskiepiais ir WooCommerce'u? Vienareikšmiškai taip, jeigu planuoja turėti WooCommerce'ą su dideliu produktų kiekiu 10 000, 100 000, tai vienareikšmiškai turi būti custom tema. SEO rezultatai dažnai priklauso nuo vidinio, ne dažnai, o praktiškai visada priklauso nuo vidinio optimizavimo. Vidinis optimizavimas ir yra gerai parašytas kodas ir gera struktūra. Custom tema, individualioje temoje, viskas turi veikti greitai, turi būti tik tai, kas naudojama ir neturi būti tokių techninių trūkumų, kaip dažniausiai kuriama su konstruktoriais arba kur yra mokamasi temose. Aš turiu tokį pavyzdį, štai čia yra nuoroda, galite susipažinti, bet pateiksiu vieną pavyzdį. Jeigu puslapis yra sukurtas su konstruktoriais, svetainės administratorius arba verslininkas dažnai nežino, kad tie puslapiai, kurie yra su mokamom temom arba su šablonais sukurti, jie gali kurti labai daug spaminių puslapių, kur Google'as negali pasirinkti, kokius puslapius indeksuoti, arba indeksuoja tavo spaminius puslapius ir neindeksuoja gerų puslapių. Ir tada tavęs Google'as tiesiog gali nereitinguoti taip, kaip tu norėtum. Ir tai gali būti problema SEO specialistams, nes jiems reikės tada pakviesti programuotojus į pagalbą, kad jie sutvarkytų techninius trūkumus ir tik tada eitų, vėlgi kalbam apie vidinį optimizavimą, ir tik tada judėti prie, pavadinkim, gerų SEO rezultatų. Kiek kainuoja WordPress custom temos kūrimas? Štai čia pateikiau lentelę. Lentelėje kainos nėra tikslas. Čia nuo iki, kad maždaug įsivaizduoti, iš ko susidaro ta kaina. Jeigu tai yra projektas, kur kūriamas visiškai nuo nulio dizainas gali kainuoti priklausomai nuo dizaino. Vienas dizaineris gali paimti 500, kitas gali paimti 5000 už savo dizainą. Dėl to kainos nėra tikslas, bet galima suprasti, kokie darbai turėtų būti daromi ir kiek jie kainuoja. Čia maždaug aprašytas tas procesas, kurį minėjau štai čia, kas eina po ko. Kainas matot, taip ir aišku, klaidos. Dažniausiai kokios daromos klaidos. Dažniausia klaida, kai kuriamas WordPress'as, dažniausia klaida yra tai, kad pasirinkamas šabloninis WordPress'as ir dar tada užsakovas tikisi, kad tas WordPress'as tarnaus daug metų ir galės daug ką su juo nuveikti. Kažkiek tarnaus, bet man teko matyti labai daug projektų, kurie nukentėjo nuo pirminio sprendimo, kur buvo sukurtas tinklapis su šabloniniu WordPress'u. Antra klaida, tai nesilaikoma Solid principų. Praktiškai niekas nesilaiko, jeigu tu neprašai. Dėl to ir sakau, kad kai jūs užsako tinklapį, reikia klausti, ar programuotojai žino, kas tai yra, ar jie laikosi, ar jie laikysis šitų principų, kuriant jūsų projektą ir kiek tai paveiks kainą. Ir trečia klaida yra labai dažna.
kai tinklapis yra vertinamas pagal dizainą, kad geras dizainas užtikrins gerus rezultatus. Geri rezultatai, pardavimai, SEO pozicijos ir taip toliau. Dizainas gali būti svarbus elementas, bet gali būti, kad jūs neturėsit gerų SEO rezultatų, klientai nepamatys jūsų gerą, gražaus dizainą ir vėlgi tai bus problema. Ok, mes jau prie pabaigos. Ar jums reikia custom temos? Galite užduoti paprastus klausimus savo. Štai čia yra surašyti. Ar svetainė reikalinga kaip pagrindinės pardavimo kanalas, ar reikalinga kaip vizitinė kortelė, ar bus reikalingi SEO rezultatai jūsų projektui. Ir kitas labai svarbus klausimas, net jeigu rezultatų kažkokių stebuklingų SEO neplanuojat, ar bus integracijos, rezervacijos, sinchronizacijos galų gale su sandėliu, su buhalterija. Čia straipsnio pabaigoje bus naudingas nuorodas, kam įdomu galite paskaityti. Tiek šiam kartui, jeigu naudingas, spauskite like ir susimatysim kitame video. Jeigu video patiko ar buvo naudingas, spauskite like. Čia yra resursai, kur surasite daugiau informacijos. Antrą punktą rekomenduoju verslininkams, kurie planuoja keisti arba užsakyti naują WordPress tinklapį. Čia bus atsakyti klausimai apie svetainės kūrimo kainą, nuo ko priklauso kaina, kokius klausimus užduoti programuotojai arba agentūrai prieš užsakant tinklapį, daugiau edukacijos apie rinkodarą, SEO ir dirbtinį intelektą SEO trečiadienis. Jeigu reikia pagalbos su rinkodara arba su SEO, easyseo.lt prie kontaktų surasite formą. Visiems, kas tingi bet ką vesti į paiešką, YouTube pabaigoje kiekviename video bus grojaraštis svetainės kūrimas, pilnas gidas verslininkui arba WordPress mokymai. Taip pat apačioje aprašyme bus nuorodos į visus resursus. Į klausimus galima užduoti per Facebook grupę, čia gali prisijungti, arba YouTube komentaruose. Like, subscribe, iki.